Dažnai sulaukiu klausimo, kodėl renkant medinius konstruktyvus naudoju ne vinis, o medsraigčius. Turiu gerai žinomo gamintojo vinių pakuotę, ant kurios yra nurodyti dažniausiai naudojamų vinių matmenys. Kitoje šios pakuotės pusėje yra nurodyta gamintojo schema, kur yra tinkamos naudoti šios gaminamos detalės. Mes galime pamatyti du medinius elementus, tai yra jungiamąjį elementą ir nešantį elementą, ir čia yra parodyta detalės matmuo 390 ir gamintojas nurodo, kad naudojant tokio tvirtinimo detalę, maksimalus jungiamasis elementas F gali būti iki 30 mm. Na, o mes visi gerai žinom, kalibruotos medienos matmenį tai yra 45 mm. Tai ką bičiuliai mums tai sako? Ogi tai sako, kad jeigu karkasas yra surinktas su tokiom vinim, apie jokias garantijas bičiuliai net kalbų negali būti. Taigi į jūsų klausimą aš atsakiau pateikdamas gamintojo nurodomą informaciją. Na, o jeigu mano pateikiamas atsakymas ir gamintojo nurodoma informacija jums nepatiko, jūs visada galite pateikti savo informaciją, kurią jūs naudojatės, rinkdami medinius konstruktyvus ir taip savo klientams suteikdami garantijas.